Mes gyvename laikais, kai išoriniai ritualai ir tradicijos lengvai užgožia tikrąją gyvenimo esmę. Biblijoje aiškiai nurodyta, kad tikrasis krikščionybės pagrindas yra asmeninis santykis su Dievu, o ne išorės ženklai ar popieriniai įsipareigojimai. Efeziečiams laiške apaštalas Paulius mums rašo taip, Efeziečiams 2:8. Nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Tai reiškia, kad nei ritualai, nei išorinės apeigos negali pakeisti tikėjimo, kuris gimsta širdyje. Mes esame pakviesti būti nuolankus, ieškoti Dievo ir gyventi pagal Jo žodį. Dabar daugelį bažnyčių ir krikščioniškų bendruomenių pabrėžiamos tradicijos, kurios praranda savo esmę. Tikrasis tikėjimas remiasi kasdieniu maldos gyvenimu, šventojo rašto studijomis ir nuoširdžiu noru sekti Jėzaus mokymais. Mūsų santykis su Dievu turi būti gyvas, o ne formalus ritualų rinkinys. Dievas ragina mus atsisakyti visko, kas atitolina nuo tikro bendravimo su Juo. Toks požiūris leidžia mums patirti Jo meilę, išganymą ir kasdienį dvasinį augimą. Pasidalinkite šiuo žodžiu su draugais ir artimaisiais, kad kiekvienas suprastų, Dievo malonė yra dovana, kurios negalima įsigyti per jokius išorinius ženklus ar tradicijas. Tik per Jėzaus Kristaus auką mes gauname išgelbėjimą.